Pristatome komandų sudėtis Kėdainių Nevėžis. 3 numeris Tomas Raidėlis, 7 numeris Justas Tamulis, 8 numeris komandos kapitonas Vaidotas Volkus, 9 numeris Metas Kuprijanovas, 11 numeris Joshua Warren Crawford, 13 numeris Aleksandr Kujer, 14 numeris Lukas Brazdauskis, 18 numeris Rytis Biletas, 22 numeris Markus Philip Monroe, 32 numeris Tomas Michnevičius, 33 numeris Andrius Aleksandrovas. Komandos vyriausias treneris Mindaugas Budzinauskas, trenerio asistentas Tomas Stankevičius. Teisėjai Saulius Paškevičius ir Karolis Bakšas. Rungtynių komisaras Valdas Vilius. Ponios ir ponai, prašome atsistoti, skambės Lietuvos Respublikos himnas.
in 2011, in 2012, in 2013, and in 2014. For the fourth year in a row, we have been voted the best airline in Europe. Thank you, Turkish Airlines. Sirgalių radijas. Radio centras. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Vytautas – pilnas mineralų. Beko LKL lygą veža Mercedes-Benz teisingas automobilis. Labas vakaras visiems krepšinio mylėtojams, jums dar viena Beko LKL čempionato tiesioginė transliacija ir šį kartą mes esame Klaipėdoje Švyturio arenoje, kur vietos Neptūnas namuose priims vienus iš lygos outsiderių Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Be abejo, nesunku suprasti, kas yra aiškus šio mačo favoritas ir turbūt sunku būtų tikėtis, kad Nevėžis pateiks sensaciją, tačiau kad jie gali grumti su galingais varžovais jau įrodė, kai 3 kėlinius lygiai kovojo su Vilniaus Lietuvos Rytu, taigi tikrai nenurašykime šios komandos dar rungtynėms net neprasidėjus. 2 kartus iki šiol tarpusavyje buvo susitikusios Nevėžio ir Neptūno ekipos. Abu syk Kazio Maksvyčio vadovaujami Neptūno krepšininkai šventė įtikinamas pergalės. Klaipėdoje jie laimėjo 115-76, o Kėdainiuose netgi pagerino šį savo rezultatyvumo rekordą ir mačą laimėjo rezultatu 116-73. Taigi tikrai prognozės nekokios Kėdainių Nevėžiui, tačiau jau beveik už 20 sekundžių mes pamatysime, ar bus pajėgus jie šiandien priešintis Klaipėdos Neptūnui. Dar vienerios rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje prasidėjo 5 val. Vakaro ir Prienuose žaidžia Lietkabelis su Prienų ekipa, tai yra 2 turnyrinės lentelės kaimynės ir kol kas Panevėžio Lietkabelis. Trečiajame kėlinyje pirmauja 59-53 prieš Prienų ekipą. Nevėžis šiuo metu turi 3 pergalės ir 18 nesėkmių, jie yra 10-oje vietoje ir lenkia tik pergalių dar neiškovojusi Mažeikių klubą. Klaipėdos Neptūnas yra antras, jie turi 17 pergalių, 2 pralaimėjimus ir laimėdami šiandien pagal pergalių skaičių galėtų pasivyti pirmoje vietoje žengiantį Kauno Žalgirio klubą. Jie lenkia Vilniaus Lietuvos Rytą, kurį įveikė jų pačių arenoje, taigi Lietuvos Rytas su 16 pergalių ir 3 pralaimėjimais šiuo metu yra 3, 4 Utenos Juventus klubas, 14 pergalių ir 7 nesėkmės. Na, toliau Dzūkija, Pieno Žvaigždės ir Šiauliai dalinasi 5-7 vietas. Abiejų komandų starto penketa jau aikštelėje. Neptūno komandoje šiandien nuo pradžių rungtyniaus Vytautas Šarakauskas. Jis nežaidė Europos taurės mače trečiadienį prieš Paryžiaus ekipą. Mače, kurį Neptūnas laimėjo 82-73 ir pergalingai startavo stipriausių 32 komandų Europos taurės turnyro etape. Kartu su Vytautu Šarakausku Valdas Vasylius, Mustafa Šakuras, Deividas Gailius ir komandos kapitonas Martynas Mažeika. Kėdainių Nevėžio komandoje Justas Tamulis, Markusas Monro, Joshua Crawfordas, Tomas Reideivisas ir ekipos kapitonas Vaidotas Volkus. Po pirmojo netaiklaus metimo Neptūno krepšininkai patys atkovoja kamuolį. Gailius labai lengvai prasiveržė po krepšiu, tačiau iš po jo neįmeta. Dar vienas šansas klaipėdiečiams. Valdo Vasyliaus atkovotas kamuolys. Mažeika irgi taškų pelnyti nesugeba ir dabar jau kamuolys yra Joshua Crawfordo rankose. Crawfordas prie Nevėžio prisijungė visai neseniai. Jis spėjo debiutuoti Kėdainių ekipoje Baltijos krepšinio lygoje. Mače prieš Utenos Juventus, kurį pralaimėjo Nevėžis 24 taškais. Crawfordas surinko 2 dublį. Ten jis pelnė 14 taškų ir atkovojo 12 kamuolių. Taigi šis 2,11 cm ūgio amerikietis turėtų būti didelis pastiprinimas Nevėžio priekiniai linijai. Tiesa, šiandien nėra rezultatyviausio
Nevėžio žaidėjo. Roderikas Kemhoras neatvyko su komanda į Klaipėdą. Nors jo nėra, viena gera žinia yra. Mindaugui Budzinauskui, Markusas Monro, kurį laiką nežaidęs. Jis buvo išvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas dėl asmeninių problemų. Dabar jau yra su komanda ir jis šiandien rungtyniauja. O čia Neptūno klaida, tačiau atrodo koja liečia kamuolį. Svečių žaidėjas, taigi 14 sekundžių aikštės šeimininko atakai. Mustafa Šakuras grąžina kamuolį į žaidimą. Šarakauskas atgal Šakurui, dar viena užtvara, atmeta kamuolį amerikietis Davidui Gailiui. Gailius vargais negalais įmeta. Įskaityti 3 taškai, taigi Neptūnas išsiveržė į priekį 3-2. Tamulis. Mažeika prižiūri Justą Tamulį. Šarakauskas stepautas ir fiksuojama pražanga. Pirmoji šiose rungtynėse. Mačui teisėjauja Antanas Ramanauskas, Saulius Paškevičius ir Karolis Barčas. Valdas Vilius yra šių rungtynių komisaras. O čia po krepšiu Joshua Crawfordas bando galingai įdėti kamuolį iš viršaus. Įdėti jam nepavyko, bet išprovokuoja pražangą vėlgi tam pačiam Šarakauskui. Taigi nesužaidus nei 2 minučių. Neptūno aukštaūgis užsidirba 2 asmeninės pražangas, o Joshua Crawfordas galės pamėginti savo taiklumą nuo baudų metimo linijos. Nepataiko Crawfordas. Tame mačiau Utenoje, kurį man teko kaip tik ir komentuoti ir matyti. Baudų metimai pasirodė kaip silpnoji šio amerikiečio pusė, nors jis įmetė 3 taškį tose rungtynėse ir po krepšiai su Vaidu Čepukaičiu grūmėsi ganėtinai neblogai. Na, šiandien jo lauks gal nedidesnis iššūkis dabar. Crawfordas prižiūri Vytautą Šarakauską. Ant suolo Neptūno komandoje dar yra galingas Simas Galdikas, kurį čia Klaipėdos Švyturio arenoje pristatė kaip stipriausią Lietuvos krepšinio lygos žaidėją. Yra ir Keithas Bensonas. Taigi Neptūno priekinė linija yra išties pajėgi. Markusas Monro prasižengė stabdydamas Mustafa Šakurą, 22 numerį. Ant marškinėlių dėvinčių krepšininko akistata. Valdas Vasilijus meta iš toli. Tikslo nepasiekė jo metimas ir Tomas Ray Davisas atkovoja kamuolį. Monro suklaidino 2 varžovus, puikiai prasiveržė po krepšiu šis žaidėjas. Ir visai nebloga Nevėžio pradžia. 5-3 sužaidus 2,5 minutės. Mažeika įmeta kamuolį po krepšių Šarakauskui. Šarakausko puskablis per trumpas. Kamuolys aikštelę palieka nuo Joshua Crawfordo. Šarakauskas atgal Šakurui. Ir derinys skirtas Martynui Mažeikai. Mažeika atsipalaiduoja nuo savo varžovo ir smeigia 2 taškį metimą, vėl išlygindamas rezultatą. Labai sėkmingai įgyvendino šią Kazio Maksvyčio taktinę schemą jo auklėtiniai. Tamulis. Nevėžio komandoje derinių mažiau, nors Neptūnas, kai žaidžia prieš galingesnius varžovus, kaip žaisdavo Eurolygoje, dabar ir Europos taurės turnyre, krepšinis yra ganėtinai paprastas, jokių sudėtingų taktinių schemų, tačiau bent jau namuose klaipėdiečiai buvo be galo sunkiai kandamas varžovas galingiausiams Europos ekipoms ir tik Pirėjo Olimpiakos ir tik po pratęsimo išsivežė pergalę iš Švyturio arenos. Dabar Justas Tamulis ir Davidas Gailius keičiasi tolimais metimais. Švieslentėje toliau tie patys skaičiai, lygybė 8-8. Labai geras Ray Daviso perdavimas ir Vaidotas Volkus deda kamuolį iš viršaus. Kiek atsipalaidavę šeimininkai pradeda susitikimą ir Nevėžis ganėtinai nesunkiai randa būdų pelnyti taškus. Iš tiesų panašiai prasidėjo rungtynės Kėdainiuose, kai žaidė šie 2 klubai. Tačiau tada Neptūnas susiėmė po ilgosios pertraukos, o Ray Davisas baudžia Mustafa Šakurą. Tamulio metimas, išsisuko kamuolys iš lanko, Joshua Crawfordas. Na, iš tokių situacijų pataikyti privalo profesionalus krepšininkas. Nesugebėjo įspelnyti taškų, po to dar ir siekdamas kamuolio prasižengė prieš Davidą Gailių.
Abi komandos dabar turi po 2 pražangas. Rytis Bilertas aikštelėje. Jis keičia būtent Joshua Crawfordą. Bilertui labai nesusiklosti rungtynės Utenoje. Jis ten 3 kėlinius sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio. 4-ajame Mindaugas Budzinauskas įmetė į kovą ir Rytis Bilertas iš pradžių gavo techninę pražangą už vaidybą, o po to susilaukė antros techninės pražangos už kalbas ir jo mačas baigėsi labai greitai. Mažeika, sėkminga Neptūno kapitono pradžia. Jau 4 taškai Martyno Mažeikos sąskaitoje. Volkus veržėsi pro Vasylių ir pergudravo dabar valdą Vasylių Volkus. Neptūno krepšininkas tikėjosi, kad Volkus atiduos perdavimą į viršų pakilusiam Justui Tamuliui, tačiau būtent tuo pasinaudojo Volkus ir radęs spragą išprovokuoja valdo Vasyliaus pražangą. Ray Davisas. Sudėtingas šio amerikiečio metimas. Šarakauskas atkovoja kamuolį ir bando greitą ataką inicijuoti Martynas Mažeika. Greitas puolimas nesigavo. Šarakauskas sužingsniuoja. Šiek tiek slystelėjo dabar Vytautas Šarakauskas. Pirmoje sezono pusėje jis gydėsi traumą. Reabilitavosi po kelio raiščių traumos ir po truputį pradėjo įleidinėti į rotaciją Kazys Maksvytis. Iš pradžių dar buvo Neptūno sudėtyje Egidijus Dimša, su kuria buvo pasirašyta sutartis iki naujųjų metų. Bet visiškai pasveikus Šarakauskui su Egidijumi Dimša buvo atsisveikinta. Dabar jis jau rungtyniauja Panevėžio Lietkabelyje. Šiandien jis grūmėsi su Prienais, kur beje aikštės šeimininkai spurtuoja ir jau pirmauja prieš Lietkabelį 61-60. Ten vis dar vyksta trečiasis kėlinys. O čia Klaipėdoje Monro atiduoda kamuolį Deivisui. Justui Tamuliui gera pastatyta užtvara. Jis neįmeta, tačiau Vaidotas Volkus iššoka virš lanko, taiso savo komandos draugo netaiklų metimą ir neapsikentęs Kazys Maksvytis prašo minutės pertraukėlės. In 2011, in 2012, in 2013, and in 2014, for the 4th year in a row, we have been voted the best airline in Europe. Thank you, Turkish Airlines. Sirgalių radijas. Radio centras. Kodėl aš geriu Vytautą, nes Vytautas padeda atgauti jėgas. Vytautas pilnas mineralų. Beko LKL lygą veža Mercedes-Benz teisingas automobilis. Įpusėjus pirmajam ketvirčiui Nevėžis pirmauja prieš Neptūną klaipėdiečių teritorijoje. Labai nepatenkintas aikštės šeimininkų vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis paprašė minutės pertraukėlės, per kurią be abejo turėjo priekaištų savo auklėtiniams dėl itin prastos gynybos. Justas Sinica po tos pertraukėlės pasirodo aikštelėje, jis pakeitė Deividą Gailių, pasirodė aikštelėje ir Arnas Butkevičius vietoje Martyno Mažeikos ir Butkevičius iš karto pataiko tritaškį, taip suteikdamas minimalų pranašumą Neptūnui. Keičiasi ginamaisiais Neptūno žaidėjai. Tamulis buvo likęs prieš valdą Vasylių, o Ryčio Bilerto... Ne, vis tik Vaidoto Volkaus užtvara ten buvo. Ir ji yra netaisyklinga. Volkus baudžiamas asmeninė pražanga. Sinica. Vasylius bandoma įmesti kamuolį Šarakauskui. Štai dabar pavyksta tai padaryti. Šarakauskas dar vieną perdavimą atlieka įkertančiam į baudos aikštelę Butkevičiui. Ir šis labai gerai įsitraukia į žaidimą. 5 iš eilės Arno Butkevičiaus taškai leidžia Neptūnui pirmauti 15-12. Monro.
Labai neatsargiai dabar kamuolį varosi Markusas Monro, žiūrėdamas į parketą, buvo jį akimirkai praradęs, tačiau pats atako organizatorius susigrąžina kamuolį savo, o dar ir po to pražanga yra stabdomas. Ketvirtoji komandinė pražanga Neptūnui. Bilertas. Ray Davisas. Volkus labai norėtų sužaisti prieš Sinicą, nugarą į krepšį, tačiau nėra variantų jam atlikti perdavimą. Labai gerai Sinica ten blokavo Vaidotą Volkų, tiksliau užtvėrė jam kelią. Monro, 10 sekundžių atakai. Ir skersas Markuso Monro perdavimas, na negali žaidėjas taip elgtis. Tai yra klaida ir be abejo vyriausiasis treneris Mindaugas Budzinauskas nepatenkintas, tačiau nelabai iš tiesų turi kuo keisti Markusą Monro, kai nėra Roderiko Kemhoro. Kemhoras dažnai rungtyniaudavo be keitimų, gali būti, kad šiandien Monro tek žaisti visas 40 minučių, o Sinica, kaip ir Arnas Butkevičius, yra tas žmogus, kuris pagyvino žaidimą nuo suolelio ir po Justo Sinicos taiklaus tritaškio metimo dabar jau Nevėžiui reikalingas pasitarimas. Lažybos gyvai orakulas.lt, oficialus LKL rėmėjas. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Gavę pylos nuo trenerio, Neptūno krepšininkai spurtuoja 8-0 ir dabar aikštės šeimininkai jau priekyje 18-12. Šį kartą minutės pertraukėlės prireikė Mindaugui Budzinauskui. Nevėžis ne tik, kad praleido tos 8 taškus, bet patys jų nepelno jau daugiau nei 2 minutės. Bilertas, Volkus, Tamulis ir Medas Kuprijanovas. Štai toks keitimas. Markusas Monro ant suolo. Tomas Ray Davisas lieka žaidime. Neptūno gretose matysime Mindaugą Girdžiūną. Jis pakeitė Mustafa Šakurą. O Donatas Zavackas vietoje Valdo Vasiliaus rungtyniaus dabar. Ray Davisas. Perdavimas Bilertui, galbūt ir pats Davisas galėjo ten veržtis iki galo. Bilertas nepataiko. Šarakauskas, jo mėgstamas taškas. Tačiau per trumpas Vytauto Šarakausko metimas. Ray Davisas čia mėgino kabinti kamuolį Ryčiui Bilertui, gal kiek pervertino savo komandos draugo šuolio galimybės. Dar sykį nieko nepešė Nevėžio žaidėjai priversti grįžti į gynybą. Sinica dabar prašo Zavacko bėgti į priešingą pusę, atiduoda kamuolį Arnui Butkevičiui. Po krepšių Šarakauskui geras Sinicos perdavimas. Šarakauskui per rankas kerta Tomas Ray Davisas. Dabar tik reikia išsiaiškinti, ar arbitrai tai traktuos kaip taisyklių pažeidimo metimo metu. Panašiau buvo, kad Šarakauskas nors ir iššoko į orą, tačiau ieškojo komandos draugo, o nelanko. Taip, 2 baudų metimai nėra skiriami. Abi komandos jau pasiekė 4 pražangų limitą. Sinica. Antrasis jo tritaškis, 21-12. Būtent atsarginiai žaidėjai inicijuoja šį klaipėdiečių spurtą, kuris dabar jau tęsiasi iki 11-0. Tamulio prasiveržimas. Gražina į kamuolį Ryčiui Bilertui. Bilertas, kaip visada, veržėsi į kairę pusę ir meta štai tokį balioną. Kairė ranka. Ganėtinai nuspėjamai puolime rungtyniauja Rytis Bilertas. Jis labai prastai atakuoja iš vidutinio nuotolio, iš tolimesnių distancijų.
o kuomet veržiasi visada tai daro į kairę pusę. Taigi tikrai ganėtinai nesunku yra išanalizuoti Vilerto žaidimą ir pasiruošti gintis prieš jį. Dar viena pražanga prieš tą patį Šarakauską. Šį kartą jau mes baudas Neptūno aukšta ūgis. Šarakauskas suteikia Neptūnui jau dviženklį pranašumą, 22-12. Ir dar vienu tašku tą persvarą padidina. Ir būtent Šarakauską dabar keičia Keithas Bensonas. Ne nuo pradžių sezono Bensonas prisijungia prie Neptūno komandos. Pačioje pradžioje kiek sunkiai jiems sekėsi įsivažiuoti, bet galiausiai buvo naudingas ir kai kuriuose Eurolygos rungtynėse ir Lietuvos krepšinio lygoje Bensono rodikliai yra pakankamai solidus. Girdžiūnas pradeda Neptūno ataką. Jam statoma Bensono užtvara, perdavimas atgal Zavackui. Zavackas irgi pataiko iš toli, taigi pasipylė Neptūno tritaškiai. O Klaipėdos klubo gerbėjai skandavo Sinica, Sinica. Labai norėjo matyti, kad trečią iš eilės tolimą metimą smeigtų būtent jis. Vakar, kas žiūrėjote Eurolygą, galėjote matyti, kaip vienas krepšininkas per kėlinį įmeta 6 tritaškius. Tai buvo Barcelonos žaidėjas Marcelinho Huertas. Čia Klaipėdoje Sinica per pirmąjį ketvirtį gal ir nespės tiek jų įmesti. Tęsis Neptūno ataka. Ją pristabdė išmušdamas kamuolį Rytis Bilertas. Bensonas. Girdžiūnui, Butkevičius, nelabai patogus perdavimas Bensonui, tačiau sugeba apsisukti su kamuoliu amerikietis, kairė ranka nepataiko, pats taiso savo metimą ir ten jau aidi teisėjo Švilpukas. Tik pražanga Justas Tamulis sulaiko kitą Bensoną, bet tai yra visiškai logiška, Tamulis atakuojantis gynėjas, Bensonas vidurio puolėjas ir daug šansų ten Nevėžio krepšininkas apsiginti neturėjo. (18:0). Tokią atkarpą dabar laimi aikštės šeimininkai. Ir Nevėžis paskutinius taškus pelnė tuomet, kai švieslentėje laikrodyje degė skaičiai 4 minutės 55 sekundės. Taigi tiek Neptūno puolimas šluoja varžovus nuo žemės paviršiaus, tiek ir gynyba nesuteikia jam jokių šansų. Štai dabar Tomas Ray Davisas lipa į medį. Ir 17 sekundžių ir 70-osios tiek lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Ši Neptūno ataka turėtų būti paskutinioji kėlinyje. Girdžiūnas marinuoja laiką. Prieš Medą Kuprijanovą jis tikrai gali žaisti 1 prieš 1. Ypač žinant, kaip puikiai kamuolį valdo Girdžiūnas. Nepatyręs Kuprijanovas tikrai iššūkį turi sustabdyti Neptūno žaidėją. Girdžiūnas nebandė žaisti individualiai, atiduoda perdavimą, Butkevičius veržėsi ir pražanga prieš jį. Dar sykį baudų metimais. Šansas savo taškų kraitį pasididinti Uostamiesčio atstovams, bet šį syk pirmoji bauda skrieja pro šalį. Antrąją pataiko Butkevičius. Ir Nevėžis dar turi šiek tiek laiko. Ray Davisas jau turi mesti į krepšį. Metimas pavėluotas, juo labiau jis yra visiškai netaiklus. Taigi 29-12, sunkiai rungtynės pradėjęs Neptūnas antroje pirmojo ketvirčio pusėje įrodė savo pranašumą ir jau stipriai nutolo nuo Nevėžio. Justas Tamulis. Markusas Monroe, Tomas Ray Davisas ir Joshua Crawfordas. Visi 3 amerikiečiai dabar ant parketo. Kartu su jais rusas Aleksandras Kliujevas pirmą kartą šiandien ir taip pat šiandien debiutuoja Lukas Brazdauskis. Taigi 1 lietuvis ir 4 legionieriai. Kliujevas
Atmeta kamuolį baudos aikštelė Ray Davisui. Šis žaidžia prieš Arną Butkevičių ir Keithas Bensonas. Štai tokį stogą išrašo savo tautiečiui. Girdžiūnas. Butkevičiui, Sinica prašė kamuolį, bet dabar prie jo jau yra Brazdauskis. Iš vidutinio nuotolio meta Bensonas. Šį kartą kiek statiška buvo Neptūno ataka. Crawfordas. Nepašokęs meta iš vidutinio nuotolio 2,11 cm ūgio centro puolėjas. Nepataiko. Girdžiūnas pabando sužaisti gražiai, pabando sužaisti žiūrovams, tačiau nelaukia tokio perdamo Keithas Bensonas, bet amerikietis gudriai meta kamuolį varžovų į koją. Ir savo ataką aikštės šeimininkai galės pratęsti. Sinica. Pražanga puolime Bensonui. Judant į jo užtvarą. 39 numeris Keith Benson pasižengė pirmąjį kartą. O dabar Monroe skuba į priekį. Bet toli nubėgti nepavyksta. Justas Sinica išnyra priešais amerikietį. 3 taškus pelno Monroe. Ir nutraukia 6 minutės trukusi Nevėžio taškų badą. Toks badas, kad galima ir iš alkio numirti. Zavackas pusiau laisvas ir tų kelių akimirkų jam visiškai užtenka. Vėluoja Aleksandras Kliujevas. Zavackas atstato 17 taškų persvarą Neptūnui. Kliujevo prasiveržimas, atmeta kamuolį jis Lukui Brazdauskiui. Oi, kokia vaikiška Brazdauskio klaida, Girdžiūnas. Labai norėjo įdėti kamuolį iš viršaus, bet nepavadinsiu aš to dėjimu. Šiaip ar taip 2 taškai pelnyti. Atotrūkis nuo varžovų didėjo, čia Lukas Brazdauskis. Irgi įmeta iš toli, šypsosi Justas Sinica, dar pasikalba su Luku Brazdauskiu po šio metimo. Daug šnekučiavosi būtent šie 2 krepšininkai ir prieš mačą. Girdžiūnas klysta, tas pats Brazdauskis perima kamuolį, siunčia jį į priekį Ray Davisui. Jo taškai. 34-20, kiek pristabdė Neptūno sprintą į priekį. Svečiai, dabar pražanga prieš Arną Butkevičių. Ir Brazdauskio pilna visur, pelno 3 taškus, perima kamuolį, dabar ir taisyklės pažeidžia. Zavackas visiškai laisvas, nepagarba Donatui Zavackui, palikti jį laisvą štai taip. Donatas Zavackas šį kartą nesugeba įmesti, pražanga prieš Monroe. Arbitrai rodo, jog metė į krepšį žaidėjas, taigi 2 baudų metimais dar galės pagerinti Nevėžio situaciją. Didelė problema Nevėžio yra tai, kad Justas Tamulis susirinko 3 pražangas per pirmąjį kėlinį. Davisas neįmeta baudos. Nevėžis, kaip jau minėjau, tik 3 kartų yra laimėję Lietuvos krepšinio lygoje, Baltijos krepšinio lygoje iš vis pergalės džiaugsmo jie nepatyrė. Beko LKL čempionate jiems pavyko nugalėti 2-syk Mažeikių ekipą ir 1 pergalė dar antrajame ture. Spalio mėnesį buvo iškovota prieš Pasvalio Pieno Žvaigždes. Paskutinioji pergalė dar 2014 metais, gruodžio 13 dieną. Mindaugo Budzinausko kariauna 83-75 triumfavo Mažeikiuose. Neptūnas šiuo metu 4 pergalių seriją turi, kalbant apie visus frontus, tiek Lietuvos krepšinio lygą, tiek ir Europos taurės varžybas. Prieš 2015-osius klaipėdiečiai nugalėjo 2 tikrai galingus varžovus, Lietuvos Rytą Vilniuje po pratęsimo 94-90 bei Utenoje Juventus 85-79. Čia Zavacko taškai su pražanga. Labai jau švelni pražanga, jie jau bauduoja varžovą, reikia daryti tai taip, kad šis neturėtų galimybės pelnyti 2 taškus. Ir
Ir Neptūnas tame savo pergalių kelyje taip pat sutiko Mažeikius jau 2015 metais. Šį klubą savaime suprantamai įveikė nesunkiai 95-77, o apie pergalę prieš Paryžiaus ekipą jau kalbėjau. Tai buvo trečiadienį įvykiai. Raidas Nacius leidžiamas į aikštelę jau dabar. Proga pasireikšti jam, tų progų ne per daugiausiai gauna Raidas Nacius Neptūno komandoje pernai dar regioninėje krepšinio lygoje žaidė Raidas Nacius. Ten jo statistiniai rodikliai buvo įspūdingi, bet aišku, žaidimo lygis RKL visai kitoks. Pusiau profesionali lyga, vadinkime taip, o LKL jau yra rimtų vyrų lyga ir čia nėra taip lengva įsitvirtinti bei rodyti gerą žaidimą. Joshua Crawfordas prie baudų metimo linijos. Kamuolys įkrenta į krepšį. Crawfordas rungtyniavo sezono pradžioje Slovakijos lygoje. Yra žaidęs jis ir Izraelyje, Ispanijoje, be abejo žemesniuose divizionuose. Ir dabar dvi tokias labai panašias baudas įmeta Crawfordas bei sėdasi ant suolelio. Vaidotas Volkus sugrįžta į aikštelę. Girdžiūnas pradeda pozicinę Neptūno ataką, rodo derinį. Bensonas kliuoja labai pasyvi gynyba ir pražanga prieš Keitą Bensoną. Ženkliai per daug erdvės ten baudos aikštelėje jis turėjo. Aleksandras Kliuevas šiaip nepasižymi labai gerą gynybą. Dėl atšokusių kamuolių kovoja visai neblogai, tačiau dažnai pasimeta, ypatingai kai Nevėžis ginasi aikštę, tai daro labai dažnai. Vieną iš dviejų baudų įmeta Bensonas, 3.3 atkovoti kamuoliai dabar jo sąskaitoje. Brazdauskis. Jam Kliuevas stato užtvarą. Naudos iš to išpešti nesugeba Brazdauskis, tačiau Volkus atsidūręs po krepšiu įmeta puskablį. Kas tikrai neblogai rungtyniauja šis labiausiai patyręs Nevėžio žaidėjas. Zavackas. Girdžiūno metimas yra netaiklus. Volkus pagirtinai grumėsi ir po lenta. Atkovotas kamuolys, Sima Galdika nuo suolelio pasikviečia Kazys Maksvytis. Pirmą kartą šiandien matysime žaidžiantį Galdiką. Butkevičius. Girdžiūnui, Raidas Nacius laisvas, meta ir pataiko. 3 Naciaus taškai. Ir audringi plojimai jam Švyturio arenoje. Šypsosi ir Simas Galdikas. Geros nuotaikos ir į aikštelę grįžtantis Deividas Gailius. Aišku, šiandien rotacija gerokai didesnė bus Neptūno gretose nei Europos taurės rungtynėse, kur Maksvytis remiasi krepšininkais, kurie yra geriausiai pasiruošę. Tas pats būdavo ir Eurolygoje. Ten Raidas Nacius, dabar jei gerai pamenu, buvo pasirodęs ant parketo tik mače su Stambulo Galatasaray, kai jau viskas buvo aišku ir Neptūnas atsilikinėjo didelių skirtumų Turkijoje. Ray Daviso lengvi taškai iš po krepšio. Pusėja antrasis kėlinys, 5 minutės iki didžiosios pertraukos, 41-26. 15 taškų. Uostamiesčio komandos persvara. Raidas Nacius dar kartą laisvas, šįsyk neįmeta jis. Kėlinį Nevėžis laimi 14-12. Bet kai varžovai yra taip stipriai nutolę, matyt menka paguoda yra tas pirmavimas kėlinyje. Girdžiūnas prasižengia ir kartu su Zavacku keliauja pailsėti. Vasilijus ir Šakūras vietoje jų.
baigėsi mačas Prienuose, Lietkabelis ten iškovojo pergalę 87-79 ir sustiprino savo vietą turnyrinėje lentelėje. Dabar Gintaro Kadžiulio auklėtiniai turi 8 pergalės ir 14 pralaimėjimų, bei 2 laimėjimais lenkia Prienus ir gan tvirtai jaučiasi 8 vietoje. 8 vieta savaime suprantama garantuoja bilietą į ketvirtfinalį. Antroji Kliujevo pražanga, 5 Nevėžiui, taigi Simas Galdikas vos tik pasirodęs aikštelėje jau mėgins laimę mesdamas baudas. Pataiko pirmoji mėginimų Galdikas. Du centro taškai ir vėl 15 persvarą turi Neptūnas. 43-28 Biliartas vietoje Kliujevo. Kliujevo įėjimas į aikštelę nieko gero nedavė Nevėžiui. Kelios klaidos gynyboje, 2 asmeninės pražangos. Vieną kamuolį atkovojo ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Kliujevas čia nebejotini Monro žingsniai. Tai yra 8 Nevėžio klaida. Naciaus neatsargus perdavimas Galdikui, perdavimas į kovą. Bet Biliartas stumia į nugarą galingai Neptūno vidurio puolėją. Galdikas dar pasikalba su Mustafa Šakūru. Matyti apie tai, kokius pick and rollus suks dviese ateityje, kai Neptūnas vėl turės kamulio. Šiuo metu Galdikas sėkmingai taškus renkasi mesdamas baudas. 4 iš 4. Nėra stabilus baudų metikas Galdikas, tačiau tikrai nėra prastas baudų realizuotojas. O Lukas Brazdauskis įmeta savo antrąjį tritaškį. Šiaip šį sezoną ganėtinai blankiai rungtyniauja Brazdauskis ir tokių geresnių pasirodymų nematėme. Šiandien jau pelnyti 6 taškai. Štai dabar Šakūras su Galdiku, 2 prieš 2. Variacija tokia, kad reikėjo atmesti kamuolį Deividui Gailiui, kurį paliko be priežiūros krašte svečiai, tačiau Šakūro perdavimas buvo žiūrovui sėdinčiam antroje eilėje. 3,5 minutės lieka žaisti šiame ketvirtyje. Netrukus ir Justas Tamulis sugrįž į žaidimą, o Rytis Biliartas pagaliau pataiko tą savo firminį puskablį. Šakūras yra erdvės prasiveržimui, iki galo amerikietis Galdikas. Laiku ir vietoje, kaip ir įprasta, jam lygių po krepšiais šiandien nėra. Galdikas sužaidė vos keletą minučių, o štai jau yra pelnė 6 taškus. Geras Rei Deiviso perdavimas, reikia jį paversti taškais. Biliartas pelno 4 iš eilės. Dabar Neptūnas eina ant suolelio, kadangi Kazys Maksvytis prašo minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno Grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Tu negali papasakoti ir paaiškinti kaip, kodėl tavo, ne ta, ar ten dar kažkurį ar ten. Arvydas Sabonis, 11. Tikras, atviras, šiltas ir nuotaikingas pasakojimas apie Sabą. Kol jis pasakė tą pirmą kartą myliu, tai buvo labai ilgai. Tik kinuose nuo gruodžio 19. Nesu aš iš tų, kur aš čia galiu papasakoti, va taip, va. Myliu ir viskas, ir aišku. Tai myli, tai myli. Tokios duobės, į kurią buvo įkritę Nevėžio krepšininkai pirmajame ketvirtyje, antrajame, jiems išvengti pavyksta ir kėlinį Mindaugo Budzinausko kariauna netgi laimi.
22-18, tikrai rezultatyvus ketvirtis. O Neptūno atotrūkis siekia 13 taškų, 47-34. Ne visai, aišku, patenkintas treneris yra gynyba, kalbu apie Neptūną. Dabar aikštėje ginasi Nevėžis. Šakūras. Į kraštą Nacijui. Nacijus vieną tolimą metimą įmetė. Įmeta ir dar vieną, 6 jo taškai. Ir šiandien labai produktyviai jam suteiktas minutės Raidas Nacijus išnaudoja. Bilertas. Tamulio tritaškis metimas. Irgi kamuolys skrodžia tinklelį. Šakūras rodo, kad dabar derini ragai reikia daryti. Vasilius ir Galdikas kyla statyti užtvarų. Nacijus vėl laisvas. Per trumpas šįsyk jo metimas. Bet proga buvo gera. Monro vos neiškrenta į užribį su kamuoliu. Tamulis. Gera Vasiliaus gynyba. Kairė ranka meta Tamulis. Monro dar pamuša kamuolį. Šis pašokinėjęs ant lanko nukrenta Gailiui į rankas. Šakūro perdavimas ir Volkos pražanga. Nevėžio kapitonas įsitikinęs, kad paprasčiausiai išmušė kamuolį iš rankų Neptūno lyderiui. Arbitrai yra kiek kitokios nuomonės ir jie suteikia progą Deividui Gailiui pelnyti 2 taškus. Rezultatyviausias kol kas yra Donatas Zavackas. Metęs 3 tritaškius, 9 taškai. Nevėžio puolime išsiskiria Justas Tamulis su 8 ir Lukas Brazdauskis pelnė 7. O Gailius šansų pelnyti taškus pasinaudoja tik dalinai, pelno 1 tašką. Tamulis. Monro. 12 sekundžių atakai. Monro. Kluptelėjo Šakūras jį prižiūrėjęs. Bet Monro neįmeta būdamas laisvas, o po krepšiu jam žymiai lengviau. Gerą šuolį turi tikrai staigus krepšininkas yra Monro, jeigu dar patikimiau varytųsi kamuolį ir turėtų geresnį aikštės matymą, tai visai realu, kad žaistų aukštesnio lygio komandoje nei Nevėžis. Tai dar jaunas žaidėjas, bet bent jau kol kas Nevėžis yra visai tinkama karjeros stotelė jam pagal sugebėjimus, pagal žaidimo lygį. Apsigina Kėdainiškiai, Brazdauskis ilgai nelaukęs metą iš toli. Atkovoja kamuolį Galdikas, su juo jau Šakūras. Vasilius. Nesunkiai prasiveržė po krepšių, užteko tiesiog suklaidinti Vaidotą Volko, po to jau nebuvo rimto pasipriešinimo Valdui Vasiliui. Bilertas. Labai sudėtingas Bilerto metimas ir nepersima Galdika tokius metimus mėtyti. Vasilius laisvas. Nėra stabilus snaiperis Valdas Vasilius. Vienas iš tų žaidėjų, kurie tritaškį mesti gali, bet tikrai nėra tie, kurie juos pataiko nuolatos. Monro turėjo dar neblogą šansą užbaigti kėlinį 2 taškais. Iš po krepšio amerikietis neįmeta, taigi 53-39 Nevėžis savo atsilikimą kiek sumažino, tačiau Neptūnas vis dar pirmauja užtikrintai. Neptūno komandoje per pirmuosius 2 kėlinius daugiausiai taškų pelnė Donatas Zavackas, 9, tačiau tokio labai ryškaus puolimo lyderio nebuvo. Deivido Gailiaus sąskaitoje 7, Arnas Butkevičius, Simas Galdikas, Justas Sinica, Raidas Nacijus, visi šie žmonės įmetė po 6. Kiek mažiau taškus renkančių žaidėjų yra Nevėžio stovykloje. Ten Justas Tamulis išsiskiria su 8, Lukas Brazdauskis ir Markusas Monro pelnė po 7. Monro taip pat yra atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus, taigi jo sugrįžimas į rikiuotę yra visai neblogas. Būtent jis dabar su kamuoliu ir Nevėžis pradeda 3-4. Markusas Monro, Tomas Reideivisas, Vaidotas Volkus, Lukas Brazdauskis ir Joshua Crawfordas mėgins užpulti Neptūno krepšį.
nuo Nevėžio atakos gynėsi ir tai padarė sėkmingai. Martynas Mažeika perėmęs kamuolį, Simas Galdikas, Justas Sinica, Mindaugas Girdžiūnas ir Donatas Zavackas be legionierių. Pradeda antrąją mačo pusę Neptūnas. Sinica. Galdikas. Aukštesnis yra Joshua Crawfordas, Galdikas be abejo stipresnis, bet ūgis šį kartą triumfavo. Monro neria po krepšiu, tačiau nešto kamuolio taisyklė pažįsta. Ir pirmosios abiejų klubų atakos yra nesėkmingos. Girdžiūnas. Zavackas įmeta vėl kamuolį Galdikui, dar sykį bandoma žaisti per įsimas. Galdikas elgėsi protingai ir pamatęs laisvą Justą Sinicą atlieka rezultatyvų perdimą. Sinicos trečiasis tritaškis. Ir jo pavardė yra skanduojama tribūnoje. Vienoje iš tribūnų, bet labai ilgai ta skanduotė neužsitęsė. Laisvas po krepšių Joshua Crawfordas gauna savalaikį perdimą, tai reikėjo įmesti iš po krepšio. Crawfordas neįmeta, taigi Nevėžis ir toliau. Be taškų trečiajame kėlinyje. Mažeika nugara į krepšį, jo perdavimas Galdikui. Gražų komandinį žaidimą demonstruodami pradeda trečiąjį kėlinį aikštės šeimininkai. Deivisas. Dviesi užspaudžia Deivisą, Mažeika ir Galdikas. Prieš tai puolime buvo jų komandiniai veiksmai, dabar gynyboje Markusas Monro neįdeda iš viršaus. Puikias progas švaisto Nevėžis, o čia nesportinė pražanga. Baudžiamas jie Joshua Crawfordas. Simą Galdiką nuversti ant žemės nėra taip lengva. Crawfordas tai padaryti sugebėjo. O Galdikas šiandien pataikė visus savo baudų metimus, metė 6 ir įmetė. Galimybė jam pratęsti šią sėkmingą seriją. Ir didžiausia šiandien turėta Neptūno persvara, 20 taškų. 8 iš 8, Galdikas be priekaištų šiandien renka taškus. Girdžiūnas. Zavackas. Girdžiūnui, dabar visi Neptūno krepšininkai prie tritaškio linijos, išskyrus vienintelį Simą Galdiką, kuris dabar gauna Justo Sinicos perdavimą. Girdžiūnų ir vėl Crawfordo pražanga, susinervinęs amerikietis ir greičiausiai bus keičiamas dabar jis. Skėsčiojo rankomis Mindaugas Budzinauskas. Crawfordui tai netgi 4. pražanga. Dabar keitimo dar nėra, tačiau manau, kad jau greitai Rytis Bilertas bus pakviestas nuo atsarginių žaidėjų suolelio ir pakeis Joshua Crawfordą. Baltijos krepšinio lygoje jo debiutas buvo solidus. LKL čempionate iki to toli gražu. 3 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 4 pražangos. Monro. Brazdauskis. Dar kartą Crawfordui, šis išsilaiko ant kojų ir linijos neužmina. Šansas Vaidotui Volkui pelnyti pirmuosius Nevėžio taškus po pertraukos ir Volkus tai padaro. Mažeika. Zavackas. Sinica dar sykį kapitonui. Šie žingsniai. Žingsniai Martynui Mažeikai. Iš arti dabar pasitinka savo varžovus Neptūno krepšininkai. Girdžiūnas prižiūri Markusą Monro. Nėra šiandien Roderiko Kemhoro ir jo labai trūksta Nevėžiui puolant. Kemhoras staigus gynėjas, neblogai ir tritaškius pataikantis, tad
dažnai sublizga, pelno po 20 ir daugiau taškų. Tokio žmogaus, aišku, Kėdainių komandai šiandien labai reikėtų. Medas Kuprijanovas žaidė, jis ir per pirmosius 2 kėlinius, žais ir dabar. Vietoje Markuso Monro. Monro nusivylęs keliauja ant atsarginių žaidėjų suolelio. Mažeika. Laisvas. Nepataiko Martynas Mažeika. Dar šį mėnesį švęsiantis gimtadienį, o Lukas Brazdauskis klysta. Nelaukia tokio perdavimo Vaidotas Volkus. Brazdauskis tiesiog numoja ranką. Ir nei vienas taip ir nepripažino savo klaidos. Mano manimu, čia akivaizdžiai buvo kaltas Brazdauskis ir tikrai nepagrįstos jo pretenzijos labiau patyrusiam komandos draugui. Sinica laisvas krašte. Nedaug trūko, tačiau už nedaug trūko taškų niekas neįrašo krepšinėje. Girdžiūnas antrą kartą prasižengia. Brazdauskis. Deivisas. Volkui neranda jokio logiško atakos tęsinio. Svečiai, čia Volkus minoja galinę liniją. Pavyzdinė Donato Zavacko gynyba. Ir dabar Rytis Bilertas vietoje Crawfordo. Keitimas, kurį buvo galima prognozuoti ir tą būtent ir dariau. Rytoj Lietuvos krepšinio lygoje irgi bus sužaistos 2 rungtynės. Šiauliai namuose kovos su Juventus. Tikrai įdomus mačas šviečiasi ten, o Pasvalio Pieno Žvaigždės namuose žais su Mažeikiais. Justas Sinica. Jo tritaškis ir tai yra jo trečiasis taiklus tolimas metimas iš 4 mestų. Volkus. Brazdauskis mėgina Sinicai atsakyti tuo pačiu. Pražanga prieš Luką Brazdauskį. Girdžiūno trečioji asmeninė. Ir Brazdauskis mes 3 baudų metimus. 23 taškais Nevėžis atsilieka. 41-64. Pirmieji 2 baudų metimai taiklus. Geriausias savo rungtynę šiame sezone Lukas Brazdauskis sužaidė prieš Vilniaus Lietuvos Rytą. Tada jis pelnė 14 taškų ir surinko 16 naudingumo balų. Neblogai tikrai rungtyniauja šis krašto puolėjas ir šiandien. Dabar jis yra pelnęs jau 10 taškų. Mažeika Zavackui. Aikštė ginasi Nevėžis ir ta zoninė gynyba labai trapi. Justas Sinica nesunkiai surandamas laisvas. O Brazdauskis dar kartą imasi iniciatyvos ir šiandien jaučiasi jis labai gerai. O dabar jau tokį metimą atliko kaip koks Kevinas Durantas. Tiesiog atsivarė ir švystelėjo tritaškį. 13 Brazdauskio taškas. Galdikas dominuoja po krepšiu ir toliau. Bilertas. Na, čia paskubėjo, manau, Rytis Bilertas. Nedaug šiandien rungtyniaujantis Deividas Gailius dabar bus metamas į žaidimą. Gailius vedė į priekį, kaip jau įprasta, savo komandą Europos taurėje. Lyderis jis buvo ir Eurolygoje. Europos taurėje labai svarbus buvo jo taškai pirmoje pusėje, kai Neptūnas atsilikinėjo ir Deividas inicijavo klaipėdiečių spurtą, o Mindaugas Budzinauskas dabar prašo minutės pertraukėlės, liko žaisti 4,5 minutės trečiajame kėlinyje. Sirgalių radijas. Radio centras.
Sirgalių radijas. Radio centras. Šokėjų pasirodymas dabar užima krepšininko vietą Švyturio arenoje ant parketo. Neptūnas savo pranašumą sugebėjo kiek padidinti. Trečiajame ketvirtyje nuo 14 iki 19. Vienu metu komanda skyrė 23 taškai, tačiau tada iniciatyvos sėkmingai ėmėsi Nevėžio krašto puolėjas Lukas Brazdauskis ir jo 6 taškai šiek tiek sušvelnino Nevėžio deficitą. 66-47 tokie skaičiai dabar švieslentėje. Deividas Gailius, Donatas Zavackas, Mindaugas Girdžiūnas, Simas Galdikas ir Martynas Mažeika tęs šias rungtynes. Svečių gretose Vaidotas Volkus, Tomas Deivisas, Lukas Brazdauskis, Medas Kuprijanovas ir Rytis Bilertas. Tie patys žaidėjai kaip ir prieš minutės pertraukėlę. Mažeika. Gailius Galdikui, dvigubinama gynyba prieš jį ir tas dvigubinimas lemia tai, jo kažkuris žmogus lieka laisvas. Šiuo atveju Mindaugas Girdžiūnas laisvę pasinaudoja, prasiveržia po krepšiu. Kuprijanovas. Nelabai užtikrintai varosi kamuolį, jei būtų kiek agresyviau jį paspaudę Uostamiesčio žaidėjai, galėjo ir perimti kamuolį. Dabar Kuprijanovo prasiveržimas ir Galdiko pražanga. Jaunajam žaidėjui įsirėžti į Simą Galdiką tai ne juokas. Turbūt net rankos paspaudimas su Simu Galdiku gali baigtis trauma. Šiuo atveju Kuprijanovas tiesiog įsirėžė į Neptūno centrą. Traumų, ačiū Dievui, niekam nėra. Kuprijanovas prie baudų metimo linijos. Pirmasis jaunojo gynėjo taškas. Antrąjį taip pat pelnyti sugeba Kuprijanovas. 68-49. Nevėžio presingas. Zavackas. Ir netoli klaidos čia buvo aikštės šeimininkai. Zavackas nepatenkintas tuo, kaip elgėsi be kamuolio Martynas Mažeika ir Mindaugas Girdžiūnas. Viskas baigėsi gerai Neptūnui. Ir Girdžiūnas mes baudas, kadangi Lukui Brazdauskiui rašyta asmeninė pražanga. Ne Girdžiūnas, o Mažeika mes baudas. Jis vėl gali LKL vicečempionams sugrąžinti triuškinantį pranašumą. Abusyk įmeta Mažeika, 70-49. Na, Neptūnas šiandien gal ir nepasieks to savo rezultatyvumo rekordą, kurį nuolat gerindavo žaisdami su Nevėžiu. Transliacijos pradžioje minėjau, kad pirmajame tarpusavio mače pelnė 115 taškų, antrajame pasižymėjo įmesdami 116. Kazio Maksvyčio auklėtiniai dabar savo sąskaitoje turi jie 70. Ir dar 13,5 minutės lieka žaisti susitikime. Pratęsimo tikimybė be abejo čia labai minimali. Deividas Gailius nusprendė parodyti savo driblingo sugebėjimus. Galbūt ne laiku ir ne vietoje suklysta Gailius. Abu amerikiečiai Neptūno komandoje pasirodo aikštelėje. Pirmą kartą antroje mačo pusėje. Kytas Bensonas ir Mustafa Šakuras keičia Simą Galdiką ir Mindaugą Girdžiūną. Brazdauskis. Kuprijanovas. Bilerto užtvara Rei Deivisui. Dar sykį bando ją statyti aukštaūgis, bet Mažeika ginasi patikimai. Bilertas į kraštą Volkui. 5 sekundės. Volkus lysteli ir mina galinę liniją. Galbūt reikėtų pavalyti parketą. Jau antrą kartą toje pačioje vietoje paslysta Vaidotas Volkus. Justas Tamulis keičia Luką Brazdauskį. Tamulis gerai pradėjo rungtynes. Jis turi savo sąskaitoje pelnęs 8 taškus, tačiau 3 syk prasižengė. Ir tai kiek apribojo jo žaidimo laiką per pirmuosius 2 ketvirčius. Deivisas perima kamuolį. Volkus jį pameta, bet
išsaugo savo komandai. Deivisas po krepšiu įmeta ir dar Zavadsko pražanga yra fiksuojama. Labai rami atmosfera Švyturio arenoje, nors žiūrovų ne taip ir mažai, bet girdimos tik ištikimiausių aistruolių vakarų bangos. Skanduotės, na aišku, kitiems žiūrovams gal kiek ir nuobodoka, kai intrigos nėra, jie jau išlepinti šį sezoną yra Europos batalijų. Labai aukšto lygio varžovų matė čia Švyturio arenoje ir anšlago susilaukdavo Klaipėdos miesto arena. Neptūno komanda tikrai gal net ir naujų fanų per pastarosius 2 sezonus įgijo. Mažeika, tuo tarpu greitajame puolime pelno dar 2 taškus, jų viso jau turi surinkęs 8. Bilerto, labai geras perdavimas. Volkus leidžia savo kolegai įsirašyti rezultatyvų perdavimą į statistikos protokolą. O Martynas Mažeika tęsia savo neblogą pasirodymą. 74-53. Bilertas atrodo kiek susižeidė, bet rungtynės tęsti gali. Buvo suklupęs akimirkai šis krašto puolėjas. Tamulis įmeta sudėtingą metimą, aišku, jis įskaitytas nebus, kadangi Gailius prasižengė dar prieš Justo Tamulio metimą. Bilerto toks piktokas pokalbis dabar su Deividu Gailiumi. Gerai nemačiau tos situacijos, kurioje susižeidė Nevėžio žaidėjas. Gal ten kažkoks susidūrimas buvo būtent su Deividu Gailiumi. O Tamulis po ilgokos pertraukos pelno tašką. Teisėjai kiek ramina Mindaugą Budzinauską. Pastarasis ten buvo nuvykęs pasišnekėti su sekretariato darbuotojais. Tamulis abu kart pataiko, Raidas Nacius visai neblogai rungtyniavo jis per pirmasis 20 minučių ir dabar vėl panašiai kaip pirmoje pusėje ir antroje, jau baigiantis kėliniui į aikštelę išleidžiamas yra Raidas Nacius. Mustafa Šakuras ten voliojasi ant parketo, bet jokios problemos nėra, kadangi jo tautietis Kitas Bensonas gali pelnyti taškus. Volkus. Bilertas. Dar sykį Volkus, statiška Nevėžio ataka. O čia manau, kad nuo Monro, tikrai nuo Monro kamuolys paliko aikštelę. Net ir pats Deividas Gailius negali suprasti dabar, kodėl kamuolys paliekamas Nevėžiui. Papiktino ir publika šis švilpukas. O Rytis Bilertas, jo metimas iš vidutinio nuotolio labai netechniškai meta į krepšį Bilertas ir taškus renka iš esmės tik iš po krepšio ir tik mesdamas vieną ranką, kairę ranką. Minutė ir 3 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Vasylius. Blokas jam, Vasylius sugraibo kamuolį, antrą šansą turėjo, neįmeta jis, tačiau Kitas Bensonas buvo ten po krepšiu ir jokios atsvaros jam neturėjo Nevėžis. Deivisas. Tamulis sugeba atlikti perdavimą Ryčiui Bilertui, o jis pelno taškus per Raido Naciaus iškeltas rankas. Šakuras. Prasižengia Bilertas, jau norėjo jis bėgti į greitą puolimą su kamuoliu. Bet norint tai padaryti, reikia visų pirma švariai atimti kamuolį, o šį kartą Mustafa Šakuras buvo stabdomas pražanga.
pirmą kartą šiandien prie baudų metimo linijos Šakūras. Pirmąją jis pataiko. Antrąją taip pat, taigi 80 taškų jau turi savo kraityje klaipėdiečiai. Ir kitas rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje Neptūno žais ne su bet kuo, su Kauno Žalgiriu, bandys revanšuotis namuose. Jie kauniečiams už labai skaudų pralaimėjimą pirmojoje tarpusavio akistatoje. Žalgirio arenoje LKL čempionai nepaliko vilčių Neptūnui. Čia tuo tarpu baigėsi 3 kėliniai, 80-59. Neptūnas jau įtikinamai pirmauja prieš Nevėžį. Na ir mūsų laukia dar 10 minučių krepšinio. 59 prieš pasibaigiant trečiajam kėlinį. Kalbėjau apie Neptūno tvarkaraštį. Nevėžio komandos artimiausios rungtynės bus su Pasvalio Pieno Žvaigždėmis namuose. Pieno Žvaigždės kartą šį sezoną jau buvo pavykę įveikti Kėdainių krepšininkams, o čia Markuso Monro ir Mustafa Šakūro konfliktas. Monro prasižengia, bet po to dar kiek pasikarščiuoja ir stumteli Šakūrą, bet labai greitai santykius išsiaiškina ir paspaudžia vienas kitam rankas. Abu žaidėjai. Per nepilną sekundę sugebėjo iš karto prasižengti Monro. Šakūras prašo užtvaros. Ją stato Bensonas ir Bensonui galėjo tikrai pamėginti atiduoti perdavimą Šakūras. Nepadarė to laiku, po to jau klaida ir pražanga patiems klaipėdiečiams. Deividui Gailiui, jei tiksliau. Monro, Tamulis, Volkus, Deivisas ir Bilertas. Dabar šie žaidėjai atstovauja Nevėžiui. Neptūnui atstovauja Vasilijus Gailius, Bensonas Šakūras ir Raidas Nacius. Monro bando atsikeršyti Šakūrų ir daro tai labai gerai. Puikus perdavimas, Bilerto taškai. Monro tai yra 5. rezultatyvus perdavimas šį vakarą. Šakūras irgi norėtų padidinti savo rezultatyvių perdavimų kraitį ir padidina. Už tai jis dėkingas turi būti Naciui, kuris įmeta iš toli. Volkus. Deivisas iš vidutinio nuotolio. Šakūras labai gerai juda su kamuoliu Mustafa Šakūras. Nestabiliai rungtyniaudavo Eurolygoje. Kartais bliksteldavo, kartais jo veiksmai versdavo griebtis už galvos, bet iš esmės manau, kad yra pasiteisinęs Neptūno pirkinys. Šis žaidėjas. Raido Naciaus pirmoji asmeninė pražanga. Tamulis. Veržiasi, meta sunku metimą kairę ranką. Bensonas jį blokuoja. Nacius. Veržti sekasi sunkiau nei mesti laisvam nuo 3 taškų linijos. Suklysta Raidas Nacius. Volkus. Tik dabar atiduoda perdavimą Bilertui, prastovėjo tiesiog su kamuoliu Vaidotas Volkus 7 sekundės. Tamulis įmeta. Dabar nebandė veržtis iki galo ir kairė ranka mesti. Metimo paleido Juano Karloso Navaro stiliumi, metimą dešinė ranka ir šis sprendimas visiškai pasiteisina. Gailius pademonstruoja, kaip reikia iki galo užbaiginėti atakas, būtent veržintis pro tą pačią kairę pusę. 85-65.
Virginijus Šeškus, Lietuvos Ryto vyriausiasis treneris, yra įvardinęs tokias rungtynes su outsideriais, su Nevėžiu, su Mažeikiais. Tai yra mačai, kuriuos tiesiog reikia sužaisti. Ir Neptūnas šiandien tai daro. Jie tiesiog atėjo, sužaidė, be abejo laimės. Iš Nevėžio pergalės niekas aišku ir nelaukė. Kiek galėjo, tiek priešinosi jie žymiai galingesniam varžovui. Puikiai sukomplektuotai komandai, kuri pasiekė 4 pergalės ne bet kur Eurolygoje. Deiviso gražus prasiveržimas, pritrūko tik geresnio užbaigimo. Šakuras. Išsilaiko ore, perduoda kamuolį Vasiliui, Vasilius neįmeta. Dabar jau abi komandos žaidžia atsipalaidavusios, krepšinis greitas. 6 minutės ir 20 sekundžių, dar tiek laiko lieka žaisti. Šakuras. Vasilius Bensonui. Prie Bensono ten buvo viso labo Markusas Monro. Tikrai nelygiavertis varžovas. Keitui Bensonui. Bensonas rungtyniavo Baltarusijoje, Minsko Cmoki komandoje. Šį sezoną buvo pradėjęs Bandirmos Banvit gretose, bet Turkijoje neįsitvirtino aukštaūgis. Šakuras irgi su Neptūnu Eurolygoje nedebiutavo. Jis yra žaidęs Vitorijos Laboral Kučia ekipoje, kuri tuo metu vadinosi dar Tau Ceramika. Dabar Šakuras būtent įdeda iš viršaus. Ir Neptūnas pirmauja jau 91-67, 24 taškais. Tai yra didžiausias jų turėtas pranašumas. Sirgalių radijas. Radio centras. Aktyvus avižinė košė. Rytinės energijos šaltinis. Pagaminta Kauno Grūdų grupėje. Sirgalių radijas. Radio centras. Prasidėjo tokia linksmoji dalis prasidėjo. Сабонис подошел, вывалил, все стояли, бросали туда двухочковыми, трехочковыми свои золотые медали. Mes tokie, velnių prišveikę gal buvom tuo laiku. Arvydas Sabonis, 11. Tikras, atviras, šiltas ir nuotaikingas pasakojimas apie Sabą. Tik kinuose nuo gruodžio 19. Ir būdavo ir to, aišku, apsikabinė ir padė. Mindaugas Budzinauskas paprašė minutės pertraukėlės, siekdamas išvengti visiško pažeminimo šį vakarą Klaipėdoje. Nori dar užvesti savo auklėtinius likusiams 5 minutėms ir 34 sekundėms, kad šie bent kažkiek sumažintų pranašumą, atsilikimą arba bent jau neleistų jam dar labiau išaugti. Vytautas Šarakauskas rungtynes pradėjo starto penkete, po to ilgai sėdėjo ant suolelio, nuobodžiavo ir štai dabar vėl gauna truputį darbo. Monro. Tamulis. Labai netaiklus Tamulio metimas. Šakurui rankas atšoka kamuolys. Perdavimas Butkevičiui. Aukštai šokęs Arnas Butkevičius. Stabdomas jis yra neleistinai. Budzinauskas tęsia diskusiją su teisėjais. Markusas Monro prieina ir pastumė trenerį už šoninės linijos. Ir teisėjai griežtai dažniausiai vertina epizodus, kai treneris peržengia ribą ir įžengia į aikštelę, bet dabar jau tokios rungtynės, kur nugalėtojas yra labai aiškus ir nemato reikalo. Turbūt papildomai kurstyti aistras ir mačui teisėjaujantis Antanas Ramanauskas, Saulius Paškevičius bei Karolis Baršas. Tamulis. Lipa į medį Tamulis, bet sukerta jam per rankas. Jei neklystu, Vytautas Šarakauskas. Ne, Raidas Nacius. Antroji pražanga jam. Netgi ne prieš Tamulį prasižengė, kažkurį kitą Nevėžio žaidėją stumtelėjo į nugarą Raidas Nacius, dėja nepamačiau kurį. Pražanga nemetimo metu.
Ir tiesiog trečioji komandinė Neptūnų. Joshua Crawfordas meta atsilošęs. Tokių žaidimo epizodų norėtų turbūt daugiau matyti Mindaugas Budzinauskas. Nacius, laisvas. Pataiko Raidas Nacius, rankelę, tikrai smagę turi jis. Ne 3, o 2 taškai šį kartą. Lukas Brazdauskis. Tamulis. Meta iš toli Tamulis, Volkus atkovoja kamuolį, Šakuras prasižengia. Ketvirtoji Neptūno pražanga šiame kėlinyje. Raidas Nacius šiandien žaidžia rezultatyviausias savo rungtynes. 7 taškus jis buvo įmetęs į Nevėžio krepšį, tiek pat įmetė ir žaisdamas su Mažeikiais. O šiandien jau 11 surinko atakuojantis gynėjas. Trečioji Šarakausko pražanga ir ji jau yra baudžiama baudų metimais. Juos mes Joshua Crawfordas. Crawfordas gerinasi statistiką. (95-70). Girdžiūnas atkovoja kamuolį. Abu amerikiečiai jau ant suolelio ir turbūt nebežais Neptūno komandoje. Šarakauskas. Įmeta ten Vasilius kietai grūmėsi su Luku Brazdauskiu, bet viskas taisyklių ribose. Jau labai arti 100 yra aikštės šeimininkai. Tokia pražangų atkarpėlė jiems. Dabar Vasilius sustabdo pražangą Brazdauskį. Nevėžis šiame ketvirtyje tik 2 syk pažeidė taisyklės. Laukiama, kol bus pavalytas parketas. Štai dabar duotas leidimas Lukui Brazdauskiui mesti baudas. Jis tebėra rezultatyviausias su 13 taškų ir 6 atkovotais kamuoliais. 12 pelnė Justas Tamulis, Vaidoto Volkaus ir Tomo Deiviso sąskaitose po 10. Markusas Monro turi 9 taškus ir 6 rezultatyvius perdavimus. Neptūno komandoje, kaip jau kalbėjau, ta taškų krūvį neša labai daug žaidėjų. Po 12 yra surinkęs Simas Galdikas ir Justas Sinica. Galdikas netgi netiek ir daug rungtyniavo. Šarakauskas prieš Crawfordą. Ir gerai čia ginosi amerikietis. Brazdauskis. Štai pražanga Butkevičiui. Na, iš pasalų užpuolė Brazdauskį Arnas Butkevičius. Šypsosi ir jis pats. Jau buvo įsitikinęs, kad pavyks blokuoti varžovą. Ne tik kamuolį, tačiau ir Brazdauskio riešą kliudė Butkevičius. O Lukas Brazdauskis nuo baudų metimo linijos šiandien neprameta. Geros iš tiesų rungtynės jam. Praėjusiame sezone jis žaidė Trakuose nacionalinėje krepšinio lygoje. Nacius. Atgal Šarakauskui. Vėl Nacius. Į kraštą Butkevičius. 4 sekundės atakai. Žingsniai. Visiškai atsipalaidavo Neptūnas ir jau pradeda nerimauti šios komandos gerbėjai. Ar bus tas 100? Na, dar 3 minutės turi jų numylėtiniai tam tikslui pasiekti. 116 jau tikrai turbūt nebus. Rekordinės žymos Neptūnui pasiekti nepavyks. Tamulio prasiveržimas ne pirmą kartą. Štai taip jis pabėga nuo Raido Naciaus.
bet po krepšiu esantis aukštaūgis vis išgelbsti Neptūno kailį. Girdžiūnas neįmeta, Butkevičiaus atkovotas kamuolys ir išradingas perdavimas. Vasilius grąžina kamuolį atgal Girdžiūnui. Štai dabar prašo Švyturio arenoje susirinkę žiūrovai 100, užsižaidžia su kamuoliu Neptūnas ir ištiksi 14 sekundžių, kadangi buvo puolime atkovotas kamuolys. 2,5 minutės lieka žaisti. Monro. Monro po krepšių Brazdauskiui. Brazdauskis vėl įmeta. Pasitikėjimo savo jėgomis jam tikrai turėtų pridėti šio vakaro pasirodymas, nors komandos fronte nieko naujo, eilinis pralaimėjimas. Jau 19-asis Beko LKL čempionate. Girdžiūnas. Ar taps 100 taškų autoriumi? Tampa. Audringai reaguoja į šį įvykį klaipėdiečiai, stebinti šį mačą arenoje. 176 laiko dar yra. Gali pasigerinti situaciją ir Nevėžis. Joshua Crawfordas svariai prisideda prie to. Ketvirtajame kėlinyje jis atrodo visai neblogai. 2 taškai su pražanga. Tai ketvirtoji pražanga Šarakauskui. Vytautas Šarakauskas visai gerai sužaidė prieš Lietuvos Rytą. Ir ten Kazys Maksvytis po rungtynių sakė, kad nelabai tikėjosi, kad taip puikiai galės Šarakauskas žaisti po sunkios traumos prieš tokį galingą varžovą. Kiek nuvylė tada Kazį Maksvytį Simo Galdiko ir Kito Bensono žaidimas, bet visas spragas puikiai užkaišė būtent Šarakauskas. Tomą Michnevičių pirmą kartą šiandien išleidžia į aikštelę Nevėžio vyriausiasis treneris. Girdžiūnas. Butkevičius. Šarakausko dar vienas bandymas pralaužti Crawfordo gynybą. Nėra lengva tai padaryti. Vasilius atkovoja kamuolį. Medo Kuprijanovo vaikiška pražanga. Vasiliui čia buvo vieni juokai įmesti iš po krepšio ir dar vieną papildomą tašką jis galės pridėti dabar. Šimtas 3,78. Pusantros minutės beliko. Tamulis. Tamulis mėgsta štai tokius metimus, bet pataiko juos toli gražu ne visada. Kuprijanovas pastūmė Mindaugą Girdžiūną, taip mano šalia buvęs teisėjas Antanas Ramanauskas. Ketvirtoji Nevėžio pražanga, tad baudos nėra metamos. Girdžiūnas. Vasilius. Šarakauskas Naciui. Ir dar 3 Raido Naciaus taškai. Na, galbūt paliks įspūdį štai toks jo žaidimas treneriui. Nacius tampa rezultatyviausiu Neptūno krepšininku. O Girdžiūnas savo sąskaitoje turi net 8 rezultatyvius perdavimus. Ir dar kartą Nacius. Ne, šį kartą taškų nėra. Jau galėjo pranašumas ir 30 taškų ribą perkopti. 106,78. Tokie skaičiai dabar dega švieslentėje. Kuprijanovas. Išmuštas kamuolys jam. Nevėžio atakai lieka 7 sekundės. Kuprijanovas. Crawfordą pasikviečia deriniui 2-2. Ir Crawfordui reikėjo mesti iš karto po perdavimo, bereikalingą verpstį atlieka jis. 21 sekundė, galbūt jau klaipėdiečiai ir nebeatakuos. Panašu, kad taip, Girdžiūnas tiesiog bumsi kamuolį į parketą. Jau sveikinasi žaidėjai, tiksliau Nevėžio krepšininkai sveikina savo varžovus su pergalė. Neptūno tai yra 18-oji pergalė
LKL pirmenybėse. Jie laikinai bent jau pavėjo Kauno Žalgirį. Aš Rytis Vyšniauskas komentavau jums šį mačą. Neptūnas jį laimėjo 106-78. Atsisveikinu iki kitų kartų. Na ir linkiu, tiksliau kviečiu Lietuvos krepšinio lygos kovą stebėti ir rytoj.